Na ką, sveiki draugai, alternatyvos mėgėjai. Kažkaip negalėjau nepasidžiaugti. Ateina pavasaris, ateina ir elektra į namus nemokama. Tai kaip sakant, ką šiandien man gamina? 2 kW, 1,1 kW, 1,75 kW, 0,5 kW ir 1,2 kW. Tai skaičiavau beveik 7 kW. Dabar man gaminasi, krauna akumuliatorius. Šauniai, jau be ESO gyvenu, grinai be ESO jau virš savaitės, man atrodo, ne 8 dieną gaunas. Tai va, ir džiugu, nors ir apsiniaukę būna, bet vis tiek ta saulė jau kitokia yra. Jinai vis tiek, kaip bebūtų, jinai aukščiau gaunasi, tai džiaugiuosi dėl to ir, kaip sakant, dar nieko nesakau. Greičiausiai bus taip, kad teks ir dar ir naudotis tuo ESO, bet jau linksmiau. Tai va tiek. Taigi dar truputį informacijos, tai turiu, kas čia gaunasi, 2 metai pas mane, man atrodo. Kažkas tokia, dabar tiksliai nepamenu, reikėtų pasižiūrėti pagal užrašus. Tai turiu pasigaminęs grinai savo 8000 kWh. Manau, kad čia tikrai nemažai, jeigu pavertus pinigais. Čia per 2 metus kažkur gaunasi jo, apie 2 metai. Šiaip būtų gal ir daugiau pagaminta, bet iš pradžių ten tų skaitliukų neturėjau, bet, sakykime, apie 8000 kWh esu pasigaminęs. Iš viso yra 11200 praėję per inverterį ir per šitą praėję, kas čia 1523 kWh. Tai gaunasi kažkas apie 13000 kWh yra praėję per inverterį. Čia sudėjus mano pagamintą ir iš ESO. O pasigaminęs esu apie 8000. Tai aišku, šį tinklus nepridavinėju. Čia kalba eina apie tai, kiek aš tiesiogiai susinaudoju ir kiek naudoju. Tai va, be jokių pasaugojimų. Taip, džiugu, šiandien iš tikrųjų gamina elektrą neblogai ir vis prieš tai kalbėjau, biški mažiau rodė. Čia jau saulutė sukasi link vakarinės pusės, 1,3. Čia biški mažėja. Čia tiek pat. Tai va, džiugu, pavasaris ateina. Kaip pas jumis reikaliukai su saulė. Turbūt panašiai kaip ir pas mane, džiaugiatės. Tai tiek.